Labas visiems įsijungusim šitą vlogą. Kažkaip tamsiai ir iš toli matausi. Važiuojam su Taju į užsiėmimus tokius, radau internete. Tai ne žaidimų kambarys, bet tiesiog, ten kaip suprantu, yra visokie lipdymo, piešimo, muzikos tokios kaip nepamokėlis, kažkas tokio, žodžiu. Tai pirmas kartas nemokamai. Važiuojam pasižiūrėti. Šiaip esu labai anksti atsikėlus, nes Taju sugalvojo atsikelt prieš 6. Pirmą kartą gyvenime. Ainu yra dar kažkada, kai mažytis visai buvo kelių mėnesių atsikėlęs ten ar 5 ar 4 nakties. Džiaugiuosi, kad neužmigo, tai gal dar ištempsim. Tiesiog, kad vakar anksti nuėjau miegot, nes vakar jisai buvo be pokaičio. Nuvedžiau anksti miegot, po 8 buvo. Aš aišku nenuėjau po 8 miegot, aš nuėjau ten apie 1 kažką. Tai tokia dužus šiandien, visiškai. Bet nuvažiuojam, kažką pavyks. Jau po užsiėmimo valandėlė greitai praėjo. Taju patiko, bet tik tai reikėtų įvesti gal į kitą grupę, mano manimu, nes Tajus buvo vyriausias savo grupiai, čia kur buvo 7 vaikai, kiti ten metukų, 9 mėnesių, 1,5 metų, kitai mergytei buvo beveik 2 metukai, tai jis toks, žinot, savais reikalais jisai, jis buvo tokiam kaip stotelėm, ten tokia pasaka kaip buvo, ir kiekvienos stotelės tam tikros užduotis reikėjo daryti. Tajus ten vos ne per visas iš karto praėjo, jam, žinot, neįdomu vienoje vietoje sėdėti, jis viską nori pažiūrėti, pakrapštyti. Pirmas visur, žodžiu, bet šiaip pirma patirtis įdomi. Manau, kad dar kažkada nueisim, nebūtinai čia, nes labai daug yra tų tokių, kas vykdo tokius užsiėmimus. Ir jo, dabar, nežinau, Tajus užmigs ar neužmigs. Man tiek siuntinių prisikopė, nežinau, 4 siuntos. Ir visos yra po visą Vilnių išmėtytos. Net nežinau, nuo kurio pirmo pradėti susirinkti, nes žiauriai nesąmoningai primėtė visur tas siuntas. Bet jo, reikia važiuoti susirinkti. Kol susirinkau siuntas, Tajus palūžo mašinoje, pranešiau dar į namus užmigo. Tai galiu parodyti, kokiu čia siuntinių ir pirkinių gavau. Tai pirmasis, aš jau esu išpakavusi juos, todėl kad Instagramą kėliau. Ten buvo pirmo įspūdžio. Čia jau antras įspūdžio. Tai užsisakiau iš tokios parduotuvės Elindi. Čia latviškas brandas. Žodžiu, tam renginį, kur buvom Golden Rose, buvo ta Elina Gelžina. Tai jinai, man atrodo, yra to prekinio ženklo ambasadorė, nes dar reklamuoju tus rūbus. Šiaip jinai pati buvo užsidėjusi tokį gražų bodį. Spalva tokia buvo bordo. Ir kažkaip galvojau, gal ir man gražiai atrodo. Tai žodžiu, užsakiau aš tą bodį, bet aišku, spalva tokia. Aš nesu to tikslu, kad nešiuoti ją vat vieną, nes jinai buvo greitai su vienu. Nes jeigu dabar vieną užsidėčiau su tokios spalvos, keistokai man atrodytų, bet aš jį tiesiog pasėmiau užsidėti kokį megztuką, kažkokį palaidinę, kažkokią, žodžiu, kad būtų va toks žiemai, kad nugara būtų šilčiau. Tai va tokį pasėmiau, čia šiek tiek yra su pakietinimu, užsegamas. Aš, pavyzdžiui, Instagram'e uždaviau klausimą, kaip jūs nešiojat bodžius. Kaip reikia nešiot bodžius? Aš nežinau, žinokit. Aš sakau, niekad nežinau, bet darydavau ir taip. Ar reikia dėtis apatinius? Čia, kad liemenuką dėti, nedėti, čia jau jūs, kaip sakant, pasirinkimas. Būna visokiausiai, būna permatom ir taip toliau. Bet kaip dėl apačios? Žodžiu, jūs parašykite irgi komentaruose, kaip jūs nešiojat bodžius. Ir jo, kitas dalykas, irgi pas ją pamačiau, man visai taip gražiai pasirodė, galvoju, gal tiks man. Džinsus juodus nusipirkau, nes šiaip džinsus vienus juodus turiu. Tie tokie skinny. Man kažkaip reikia ir skinny turėti, nes dabar viską ant tų tokių platėjančių perku, tai galvoju, reikia ir skinny turėti, nes man patinka skinny džinsai. Šiaip labai tamprus tas pats audinys, gerai tamposi. Ir čia netgi jisai vadinasi second skin. Tai prasme, toks turėtų būti fainas, priglusti ir taip toliau ir patogus. Kitas dalykas, čia jau ne pirkinys, čia tiesiog papildymas iš Skin Lovers. Labai senai ką besurodžiusi blogusi Skin Lovers. Tai užsisakiau papildymų savo mylimiausių produktų, tai yra būtent va šitos kaukės,
vienintelis kaukės lakštinis, kurios man be proto patinka, kad jos labai gerai drėkina ir nepalieka nusiėmus to lipnaus veido, nepalieka to tokio serumo pertekliaus ir jaučiasi, lyg tai būtum pasitepus su geru drėkinančiu kremu. Ir šiaip aš lakštinės kaukės mėgstu, nes tai labai paprasta, tiesiog naudoti užsidėjai, palaikiai, kažką paveikiai nusiėmė ir viskas. To jau šitam šaltajam sezonui, aš visada šaltuoju sezonu užsisakau, jis tik tai, man atrodo, pernai atsiradęs, Cica SOS, kaip čia, raminantis ir repairing, atstatant, sutvarkant, žodžiu, suprantat, kremas. Veido kremas, aš dabar naudoju tokį paprastą lengvą kremuką, o čia jau pasiėmiau rudens sezonui ir žiemai va tokį jau tvirtesnį, aš žiūriu, dangtelis pasikeitė šiek tiek, dozatorius pasikeitė. Tai kom patinka man šitas kremas, todėl kad jis yra toks labai turtingas, toks skalsus, toks niekad riebesnis, toks šiek tiek sunkesnis, tepimo. Tekstūra pati tokia šiek tiek sunkesnė, bet ant veido nesijaučia sunkiai, išsitepa ir tiesiog labai stipriai drėkina veido odą, o šiuo sezonu kaip tik reikia kuo daugiau drėkinimo, nes visokie tai radiatoriai, vėjai, šalčiai ir taip toliau. Jo, jisai šiaip tinka po visokių lazerinių, sakykime, procedūrų atveidui, tai labai nuramina, žodžiu, labai gerai ir drėkinantis ir raminantis kremas šitam rudens sezonui kaip tik. Aišku, savo mylimiausią toniką, man jis labai gerai sudrėkina odą, nuramina ir nuima tą tokį tempimą, kai atsiprausi, ir plus paruošia kitam žingsniui. Dar pasiėmiau, ir dar pasiėmiau serumą su vitaminu C, kuo man jis patiko, nežinau, ar pašviesėjo ten man tos pigmentinės dėmės, bet jis yra toksai mėgstamiausias iš visų serumų, ką turi, klampesnis šiek tiek toks, ta tekstūra jo ir labai greitai įsigeriantis į odą. Tiesiog užsidėjai šiek tiek pradėti ir jau tik jis jau oda sugeria visą tą serumą, nes kiti yra tokie labiau vandeningesni ir taip šiek tiek sunkiau kažkaip geris, ilgiau kol įsigeria į odą. O šitas labai, žinokit, greitai įsigeria, labai gerai sudrėkina, na ir tikiuosi, kad šviesina. Ir aišku, kaip visada, mano nuolaidos kodas galiuoja VAID10. Nesvarbu kartais, kad vyksta įvairiausios akcijos, dažnai jie daro tas tokias momentinės akcijas ten su kokiais nors influenceriais garsesniais. Ten būna dažniausiai koks kem 2% ten kokį vardą įrašius, bet visada žinokit, tų nuolaidų mano tas kodukas toks vargšas, dar vis tiek duosim 10% papildomai. Ir labai laukiu va šitos siuntos. Aišku, esu reklamos auka, tai pamačiau tokią akciją, kad vieną perki, antrą gauni nemokamai pasirinkti. Tai apie ką aš kalbu? Aš kalbu apie kvepalus. Čia yra iš prekinio ženklo Emerald. Jis man girdėtas, bet niekada dar nebandytas. Kvepalus pirkti internetu, tai nežinau, turėtų būti didžiausia klaida, ar ne? Nes vis tiek turi pauostyti, o su kvepalais tai taip rizikinga, nes kai ten visi giria, kokie jie skanus, aišku, kiek ten tos teisybės, kiek ten, ta prasme, jiems tinka ir patinka tas kvapas, tai nebūtinai, kad visiems tiks, tai iš tikrųjų sunku nusipirkti. Bet kadangi aš daug labai atsiliepimų gerų mačiau apie vienus kvepalus, tai galvoju, aš nusipirksiu šitos. O kadangi dar akcija buvo, kad perkant vienus, kitus dar gauni dovanų, bet kurios pasirinki, tai kodėl ne? 2 kvepalai už vienų kainą. Tai labiausiai reklamuojami, labiausiai giriami, tai būtent šitie Night Out kvepalai. Jie yra su feromonais, aš jau kvepinausi ir žinokit, man labai patiko. Aš mėgstu stiprius kvepalus, kaip esu sakiusi, galėčiau kvepinti su vyriškais kvepalais. Tikrai ne, kad būtų grinai tik Night Out, tinkantis ir dienai, bet aišku labiau galva tokiam štai sezonui vėsesniam. Bet jie nėra tokie stiprus, kur aš mėgstu tokius stiprius, sodrius tokius. Jis šiek tiek lengvesnis, bet žinokit, tikrai labai skanus kvapas. Turi saldumo, čia yra karamelė, kriaušė, toks kaip dūmų kažkoks kvapas, odos gal kvapas. Toks, žinokit, tikrai geras. Bet labai man kažką jisai primena, bet dabar nepasakysiu, kurios kvepalus. Bet labai kažką primena. Šiaip tikrai. Kiek visi rekomendavo, tai žinokit, aš irgi rekomenduoju, šitie Night Out labai skanūs kvepalai. Tai kadangi galėjau pasirinkti dar kitus, aš nežinau, kodėl aš juos pasirinkau. Nors galėjau imti, buvo dar Beach reklamuojami labai kvepalai ir dar vieną mačiau kažkokį, man atrodo, Mystic. Tai ten tos tokios natos kaip ir atrodo mano, bet sugalvojau pasirinkti būt šitą Azūrą.
Ir čia kažkoks atnaujinta versija. Ir žinokit, man šitie kvepalai. Deja, bet ne mano toks kvapas visiškai. Nu, toks per lengvas ir toks, nemoku paaiškinti, toks, nežinau, toks vandens kažkoks toks lengvas, toks, Kaip būtų, žinot, arbata šiek tiek vanduo pasaldinta šiek tiek ir toks nepilnai, nei kažkoks, nežinau, man tokio burnoje toks skonis jaučiasi, toks salstelės kažkoks kvapas, ne. Bet šitie tai, vau, žinokit, Night Out tai tikrai rekomenduoju. Ir dar buvo perkant kvepalus, gauni vienus kvepalus išsirenki ir dar gauni kūno dulksną. Šita man irgi nelabai. Nu, ant grynas šienos. Grinai ant šieno, kad būčiau. Jeigu taip galėčiau apibūdinti, tai grinai šienas. Iškart. Aš po pirmo purškimo pajutau grinai šienus. Toks išdžiūvęs, geras šienas. Kiek daug žmonių eina, ar ne? Vau, kiek daug žmonių. Kur jie visi išeina? Dėkim svogūną. Paprika. Reikia druską įdėti, taip. Dėsim druską. Čia dėsi druską. Ir čia įdėk dar druską. Čia. O, šaunuolis. Nu, įdėkim žolelių. Dėkim čia žolelių. Čia. O, kaip bus skanu. Ką dar pipirą dėsim? Dėsim pipirą. O, liuks. Gerai, pipirai. Ką dar noriu dėti? Cukraus nedabar nedėsim. Dar šitai dėsim. Šitą gerai. Nu, dėkui. O, liuks. Gerai, dabar viskas. Ate visiems. Nepamaišyt. Atsargiai. Karšta dabar jaučiu. Viskas gati. Atsargiai. Au. Išverti burnytę. Nes mamai nereik padėti, jis mamus pas. Nu, pilkim. Noriu nufilmuoti vieną kadrą, bet nežinau, ar man pavyks. Kadangi gavau iš Sheino 2 siuntinius, visų nerodysiu, nes ten yra šiek tiek, ko dar dabar nenoriu rodyti prieš šį, kadangi aš šiais metais nusprendžiau nepirkti savo advento kalendoriaus, o tiesiog sugalvojau kažkaip Tajui padaryti advento kalendorių. Tai pripirkau iš Sheino įvairiausių žaisliukų tokių, nu ten po kelis eurus kainuojančių. Tiesiog, kad būtų jam kiekvieną rytą ta tokia staigmena. Gal kada parodysiu, kai Tajus miegos arba nebūsim kartu. Bet galvoju, parodysiu dabar, ką galiu parodyti. Tik man reikia pasižiūrėti, kad jisai nesugalvotų lįsti į maišą. Tai va, o dėl savo, kaip ir sakau, kalendoriaus nežinau, ar darysiu šiais metais, pirksiu šiais metais, nu jeigu kažkokį gerą, rasiu kažkokį įdomų, gal jo, bet šiaip, galvoju, geriau vaikui, aš kažką padarysiu. Jam vis tiek įdomiau ir smagiau kiekvieną rytą išpakuoti, nei man ten, nu aišku, ir man smagu atidaryti tą dovanėlį kiekvieną rytą, bet vis tiek vaikui bent jau naudingiau, kaip pasakyti. Ai, čia
čia ne dovanėlė, čia tiesiog vežimėliui tas toks vokelis žeminis. Nes ant to vežimo, kur turim, yra tik tai tas vadinamas dangtis uždėti. Ir jis taip užsideda tik tai sėdimoj pozicijoje. Tai čia yra toks va didelis, pašiltintas ir toks platesnis. Kaip pasakyti, va toj vietoj, kad tilptų kojos, nes dažniausiai būna kiti tokie siauri. Ir nelabai kojas telpa. Bet čia medžiaga lygiai tokia pati, galiu pasakyti, kaip vežimo. Negaliu dabar pabandyti, nes vežimas yra mašinai. Bet šiaip jaučius labai kokybiškas iš tikrųjų. Čia yra užtrauktukas atsitraukia. Aš noriu viską greit parodyti, nes man kamera baigia išsikrauti. Čia pašiltinta. Toks fans, nes kartais nervinu su tokiais pledais, adijalais, ten apkamšyta kloti. Bet jo, toks turėtų būti fainas. Čia užsitraukia. Užsisega čia ant pačio vežimo su diržais Nu jo, turėtų, man atrodo, tikti, bet šiaip kokybė perfekt. Tai šitam vienam buvo. Bet turėtų, man atrodo, dar būti, nes čia tikrai ne viskas atėjo iš tų žaislų dovanėlių. Čia pagrindinis dalykas, ką galiu parodyti, tai nupirkau tai palapinę kambarį, nes aš pastebėjau, kad jam norisi to tokio jaukumo, jis lenda prie užuolaidų kažkur į kampelį, po stalu, tiesiog nori tos tokios savo erdvės, gal nežinau kažkaip. Ir taip visai faina galvoju, aš jam tokią senovišką tą tokią palapinę, nu pamatysi vis tiek aš parodys, kaip surinksiu. Tokio jaukumo kampelę aš jam padarysiu, aišku, jisai bus svetainė šitą palapinę. Tai, man atrodo, jinai yra baltos spalvos. Jo, nes iš pradžių norėjau pirkti visai kitokį namuką, ten buvo toks mėlynos, gal, bet man netiks. Ir vis tiek aš kiekvieną dieną jo neišardysiu ir nesustatysiu. Tai bent, kad nekristų į akis, paėmėm tokią baltą, čia yra su mediniais koliukais. Žodžiu, statysim, turėtų patikti tai. Čia bus toks maišas pagrindinis, nes galvoju, ar ant sienos kabinti, ar po eglutę dėti, ar ant eglutės kabinti. Kažkaip galvoju, nežinau, jis norės visus iškart išimti. Tai užsakiau tokį maišą, bet matau, kad bus mažas. Gal kažkiek tai pradžioje įdėti. Sudėtas visas supakuotas dovanėlės. Kadangi jis lovytei turi žaislų, tų pliušinių, ir einant miegoti nelabai jų yra kur padėti. Tiesiog su visais negali jisai miegoti, nes netilptų. Nutilptų, bet vis tiek makalojus po tą lovą. Tai paėmėm, bet toks mažas truputį. Prie lovos pririšti, nu tokius kelius kišenėlis sėdėti žaislam. Bet toks mažas. Nu, vis tiek kažkiek tai tilps. O tai gal čia nieko tai ir nebus iš tų žaislų dabar galvoju. Po to užsisakiau telefonui tokius kibdukus, tiesiog telefoną ir prie veidrodžio galiu prikabinti, kai kažką dažais ir kai filmuoju, kad va toks būtų laikiklis. Ir dar tai užsakiau, koks fainas toks Vilna, man atrodo, vilnonis toks komplektukas, kelnės ir va toks megztukas. Tamprus, bet toks šiltas ir tikrai kokybiškas jaučiasi. Viskas, tiek pirkinių, pasirodo nebuvo žaislų. Surinkom tą palapinę. Nu, šiaip jinai pati, kokybiškai yra medžiaginė, kaip pasakyti, nėra ten ta tokia, žinot, lietaus tokia, kur būna tokia šiukšdanti kaip skėtis, tiesiog kaip marlė tokia. Šitie mediniai paguliukai viskas tvarkoja, bet man jinai juokinga, todėl kad jos medžiagos neužtenka iki pat galo ir pat lieka toks tarpas tiesiog. Tai jau nudėpi. Ir toks tarpas lieka nuo žemės, čia bandžiau pritempti, bet kai prisitempi, čia nebesudaro tos duris vadinamos. Na nežinau, va tokia jinai, aišku jinai nedidukė, bet dėl dydžio viskas ok. Tik sakau, kad man nepatinka, kad va yra toks tarpas likęs. Nu kažkaip, na aišku, tai visi vienodai jūs nesupranta to tokio, kaip sakyt, privatumo jaukumo ar ne dar to tokio. Kad jam čia tas nieko nereiškia, bet vis tiek kažkaip netaip, nei žaisliukų pasidėti, nes viskas išslysta. Nežinau, jaučiu, kad teks pirkti, ten kur buvau nužiūrėjusi kitą, bet ten tokia pilis apvali ir jinai tokia, žinot, kai būna prie jūros tos vėjo, kaip čia, vėjo palapinės, kur taip vienu metimu išsilanksto jinai. Nu ten va irgi kažkas panašaus, jinai tokia pat irgi sulankstoma, krepšelėje tokiam. Bet jinai yra mėlynos spalvos. Kiek kažko jau niekur nėra spalvų, tik tai mėlyna ir rožinė. Bet galvoju, čia vis tiek bus toks tik laikinas statinys, kada nori tada gali ją surinkti ir paslėpti, jeigu jau atsibos. Žiūrėk. Prašau,
Bet šitas vlogas bus vien pirkiniai. Jo, beveik vien pirkiniai. Tai gavau dar vieną siuntą, man atrodo, paskutinį iš Sheino. Ir čia bus ganai visi jau tie žaislai taju, ką dėsiu į tą adventų kalendorių. Tai va, pirmiausia, užsisakiau maišelių. Čia yra vienas, čia yra medžiaginiai maišeliai su visais, vat, jau kad neiškristų, numeriukais, raišteliu ir sagtukais, nes čia yra toks, kaip ant tokio ilgo siūlo tiesiog sukabinti. Nu, buvo tokių minčių, bet nežinau, dar pagalvosiu, kaip čia bus, kaip aš darysiu. Ir čia maišelių yra įvairiausių dydžių, nes čia jau tikrai mažiukai. Ėmiau, man atrodo, iš tų, kas yra didžiausi. Ir čia 24 turėtų būti maišiukai, o tokie. Nu, tie tokie lininiai. Šis mirdi, bet nesvarbu. Tiesiog ir sudėsiu į tą ten maišą, kur aš rodžiau. Taip, kas iš žaislų? Na, aišku, kaip be mašinyčių. Čia, yra pagaliukai. Nu, tas metalofonas vadinamas. Ir sakau, čia visi kainavo 2-3 euras su centais, man atrodo, maks iki 4 eurų. Tai va, tas irgi euras su trupučiu te kainavo. O visai fainas, geras, medinis. Toliau krepšinis mini, kuris jo, tas su lipukais prisklijo į 3 kamuoliukai. Čia toks tiesiog. Čia yra toks sukutis, man atrodo, kur įdėdi, paspaudi ir jis sukasi. Toliau čia tokia dėlionė medinių kaladėlių. Dar mašinyčių, čia toks traktoriukas. Čia neužsakiau 24, man atrodo, čia bus kokie 18, bet dar yra laiko va tiek. Jeigu reikės, dar kažką galiu užsakyti, arba čia vietoj galima nupirkti kokį. Nebūtinai visus reikia žaislus pridėti, gal kokį saldainius ar kažką. Čia tokia mašinėlė, kur spaudė ir man atrodo, jinai važiuoja. Važiuoja tokia. Po to čia dar viena mašinėlė. Toks kirminas, kuris prisukia ir jis lekia. Čia toks tiesiog tokia kaip varlė, spaudi ir liežuvis išlenda. Nu, tiesiog dėl smagumo. Aišku, kaip dar be mašinyčių. Čia, pažiūrėjus, yra 5. Realiai galim netgi 2 maišelius sudėti arba netgi 3. Tai va, iš žaislų tiek. Nežinau, kiek čia, bet sakau, pradžiai turiu. Ir čia užsakiau į tą palapinę, kurią greičiausiai aš, nežinau, parduosiu, nes man jinai kažkaip perzina jinai, tai nežinau. Reiks pirkti tą kitą, kur nenorėjau aš jos pirkti. Pradžiai galiau pirkti. Tai nupirkau tokį apvalų metras, nu tiesiog metro pločio, pūkinis, nu kaip minkštas tiesiog paklotukas, kilimukas, toks gan didelis. Į jo tą palapinę, bet sakau, pirksiu tą kitą palapinę, kuri yra irgi skersmuo metras, bet ten tokia kaip pilis ir galėsiu šitą atidėti. Važiuoju į pasimatymą. Važiuoju į pasimatymą su viena youtuberė, bet vėjas laukia tai žiaurus. Susivėliau, kol iki mašinos dėjau. Tiesiog jau 100 metų su ja mes vis deriname susitikt. Šiaip pabendraujam komentarais, sakykime, Instagram'e. Ir vis kažkaip nesigauna, tai tas, tai anas, nesusitinkam. Tai dabar viskas. Sakom, susitinkam, susimatom pagaliau, pabendraujam. Tai tikiuosi bus faina, važiuojam susitikti į Belmonto tą restoraną, nes jinai su šeima ten kažkur aplinkui sakė vaikštinės. Tai tuo pačiu sakau, kad nereikėtų tau dar kažkur belstis, susitinkam ten. Tai va, toks jauduliukas, bet faina, iš tikrųjų. Man jis tokia faina žmogus, paprastas pasirodė, galvoju, kodėl nesusitikti, kodėl nepabendrauti. Šiaip tiesiog. Tai va, o dabar lekiam į pasimatymą. Nu, atvykau, žodžiu, susitarėm susitikti, nes aš pirmą kartą čia Belmonte, tai galvoju. Tada, nieko prieš kai filmuosi. Viskas gerai, labas. Labas. Nu. Tai čia tau, su ta pirma pažintim. Žinot visi aušrelių, man atrodo. Kas nežinot, pasiekite. O mes einam, išgersim kavos. O, radau naują filmavimo kampą. Subuvau susitvarkyti šitą savo padėklą. Ir nes turiu, žiūrėkit, kokių gražių moliūgėlių, kuriuos gavau nuo aušrelės. Čia maniškiai. Ir noriu kažką čia pasidekoruoti. Tai galvoju tuo pačiu apie tą mūsų pasimatymą. Tai buvo greitas, trumpas, bet labai fainas, labai šiltas.
kadangi buvo limituotas laikas. Nu, žinot, jinai irgi kažkur skubėjo, tai pas mane irgi buvo užsukę svečių, vyro, brolio vaikai, tai buvo pilna troba vaikų, tai žodžiu reikėjo lėkti namo, žiūrėti, kaip čia sekasi vyrui su 4 vaikais. Tai, bet kiek turėjom laiko pakalbėjom, aišku, tas jauduliukas buvo, kaip kalbėti, ką kalbėti, apie ką kalbėti, bet viskas buvo labai laisvai, labai paprastai. Aišku, temos tokios apie YouTube, apie kūrybą, apie pomėgius, šiek tiek apie šeimą pakalbėjom, apie motivacijas visokios, žodžiu, bendrų temų tikrai radom, būtent dar, man atrodo, kalbėjusios ir kalbėjusios. Kaip ir sakiau, man Aušra pasirodė tokia šiltas, paprastas žmogus. Tikrai nereikėjo, kad ten pritempt, kalbėti, žinot, kaip pirmą kartą, kai sutigi gyvai žmogų, nu nežinai apie ką kalbėti. Bet kadangi stebiu aš jos vlogus, tai vis tiek žinau, kuom jį gyvena, kaip jį gyvena kažkiek. Tai pasivaikščiom dar aplink tą Belmontą, buvo labai gražus, pasitaisė realiai oras, labai graži aplinka, tikrai reikėtų dar nuvažiuoti mums, kol dar ruduo, nes labai ten gražu. Ir sakau, taip šiltai pakalbėjom. Ir tokia, nežinau kodėl, bet labai tokia laiminga, tokios energijos pasikrausi, grįžau namo. Toks, kažkaip viskas kaip mažam vaikui saldainį kokį gaus. Tai iš tikrųjų tik nedaug, tai reikia žmogui tiesiog susitikti, su kažkuo nauju susipažinti, kažkokiu šiltu žmogum ir pakalbėti ir užtenka tiek nedaug, kad tokios energijos geros gautum. Tai sakau, gavau moliūgėlių iš jos daržo ir dar plius dovanų gavau čia namų kvapas, čili apelsinas. Tai galvoju kažką čia savo kompoziciją pasidaryti su tais moliūgėliais. Tai su tokiais gerais įspūdžiais, gerom emocijom noriu užbaigti šitą vlogą. Ačiū, kad žiūrėjot. Aušrelė linkėjimai, žinau, kad žiūrėsi, kai turėsi laiko. Ačiū ir iki sekančio. Ate.